Klaipėdos universiteto menų fakultete paminėta Tarptautinė teatro diena. Profesinės šventės proga savo improvizacijas laisvomis temomis pademonstravo režisūros katedros studentai. Scenos meistriškumo idėjomis gyvenantis režisūros ir vaidybos kursų studentai tikino, kad jiems teatras tarsi sapnas tikrovėje, kurį norisi sapnuoti. Teatro diena yra pati svarbiausia diena metuose visiems, manau, menininkam, artistam, aktoriam, taip pat ir muzikantam, dailininkam, visiems menininkam. Manau, vieni kitus turėtume palaikyti ir burtis į vienį, todėl manau, kad teatro diena iš tikrųjų reiškia daug. Ir teatrui, ir visiems žmonėms taip pat. Tai tokia laisvė, kai gali kurti, ką nori, dėstytojai prie to neprisideda, tik paskui įvertina, kas gerai, kas blogai. Man yra svarbi čia šventė. Režisūros katedros globotiniai menų fakultete įkūrė paslaptingomis šviesomis mirgančią teatro gatvę, kurioje šalkusieji galėjo sukrimsti po idėjų obuolį, pasiklydusieji gauti po maišelį stebuklingos žemės, o pavargusieji savo bėdas palikti bedugnėje. Netikėtomis studentų idėjomis stebėjosi ir pati katedros vedėja docentė daktarė Danutė Vaigauskaitė. Pasak jos, menininkams ypatingai svarbu turėti savo šventę. Mūsų renginys šiais metais ypatingas tuo, kad niekas jo specialiai nedarė. Pačių vaikų iniciatyva yra padaryti tą renginį. Ir iš tai yra labai šaunu, labai daug gyvybės, labai kažkoks energijos, labai daug. Šiais mokslo metais prie Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros veiklos prisijungė profesorius Valentinas Masalskis. Jis vienas žymiausių Lietuvos aktorių ir režisierių, apdovanotas nacionalinę kultūros ir meno premiją. Profesorius teigia, kad jis pats Tarptautinės teatro dienos nešvenčia, tačiau studentams patarė nesivaržant išsižaisti scenoje, kol jie supras tikrąją teatro esmę. Įsivaizduoju, kaip sunku šiandien teatrui prisibrauti tą žmogų, kuris yra pilnas rūpesčių ir reikia sustiguoti, reikia pagauti, reikia sukoncentruoti, reikia tiesiog jį privers, kad jis apsikrėstų. Aš tai manau, toks užduotis laikas, kad jis priversti jį apsikrėsti prasme. Renginio metu buvo žaismingai parodijuotos net 4 pasakos Eglės Žalčių karalienė istorijos versijos. Buvo remtasi Oskaro Koršunovo, Eimunto Nekrošiaus, Valentino Masalskio ir Andželikos Cholinos spektaklių idėjomis. Originaliai teatro dieną paminėję vaidybos ir režisūros studentai vakare šventę džiaugiasi jau savame rate, kur linksminosi už uždarų durų.